Na štai, lipam šitais laiptelis į kalnelį. Čia vaikystė jisai ir paauglystė ateidavo ant šito kalnelio stebėti gamtos gyvenimą. Ir buvo nuspręsta jį palaidoti štai čia, šioje vietoje. Tu, žmogau, gyvenimo išsilgęs, amžino, neamžinas esi. Štai. Skeveldra, kurie atėmė jaunojo poeto gyvybę. Sunku pasakyti, kuriuose medžiuose pušų jisai buvo įsirengęs bokštelį, į kurį medį lipdavo ir apskritai ar yra tie medžiai. Būtų labai įdomu, jeigu būtų gyvų liudininkų, parodytų ir galėtų būti pažymėta vieta, kurie būtent medžiai, kad jie būtų, jeigu jie yra, būtų išsaugoti iki supovimo, bet būtų įdomu tą vietą pamatyti. O štai kažkokį ten matome stendą. Tik tai giliam vidurnaktį žvėrinėlis, naktis Švento Jono vabalėliai, neretai lyg ir šviesu, čia poeto Vytauto kapas. Kas vakarą girdžiu, aplinkui namą, kažkas ten vaikšto pamažu. Lietučiais žingsniais vienišas ir senas ir stebi vis, kaip aš šiandien gyvenu. Jis rūpestingai ten aplink vis vaikšto, kai aš puotauju linksmas per naktis, o kai nuo klausimų galva apsvaigsta ir kaip pašalus paukštis purda jau širdis. Jis veržiasi vidun ir tuoj gaivina, vingrius kelius nušviesdamas žmogaus ir duodamas paragauti amžinybės vyno. Kai praveriu akis, jo niekur nematau, tik tai girdžiu ten šiugždesį jo žingsnių nuslėptų ir klausiu vis savęs, kas tu, kas